Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien noriu pakviesti jūs vėl į Kretingos biblioteką pasiklausyti antros įrašo dalies, kurioje mes kalbėjome su auditorija. Ir tikrai buvau nustebintas gerų, įdomių ir netikėtų klausimų. Tikiu, kad jums tikrai bus įdomu, kad ir pavyzdžiui apie Marijos vaidmenį Evangelijoje pagal Joną ir Jėzų ir Sokratą, daugiau apie dialogus Jono Evangelijoje, bet taip pat labai geras klausimas, kuo jie panašus ar skiriasi nuo Platono dialogų. Ir kiti svarbus klausimai, rūpimi klausimai. Buvo smagu kalbėtis, manau, jums bus smagu pasiklausyti. Jei patiks, prašau padėti patiktuką, kviečiu prenumeruoti šį kanalą ir linkiu Dievo artumo ir ramybės. Man būtų labai miela sulaukti klausimų, minčių. Pastaruoju metu, skaitant Evangeliją pagal Joną, tokia mintis peršasi, įdomu, ar kas nors yra lyginęs Evangeliją pagal Joną su Platono dialogais, nes Jėzus kažkaip irgi labai mėgsta per dialogus atskleisti savo mokymą, per tos nesusipratimus, per kvailus atrodo klausimus. Yra disertacija ta tema parašyta ir knyga išėjusi. Sokratas ir Jėzus panašiai vadinasi. Aš nesu jo skaitęs, bet tai ne tik Jono Evangelija. Apskritai iš tiesų pastebima paralelė tarp Atėnuose nuteisto Sokrato, kuris iš tiesų buvo Atėnų šviesa ir, pirmasis toks graikų mąstytojas, filosofas, nes graikų filosofija yra dalinama į tą prieš Sokratą ir po Sokrato, kaip mūsų yra po Kristaus, o iki tol prieš Kristų. Ir iš tiesų jis buvo apkaltintas varžovų, kad jis veda iš kelio jaunimą, kad jisai moko priešdievybės, tai yra ateizmo, labai panašiai Jėzus buvo kaltinamas, kad jisai sugriaus šventyklą, jis griauna mūsų tėvų papročius. Tai tos paralelės, Sokratą, kuris dalyvauja praktiškai visose Platono dialoguose, priartina. Kitas dalykas, bažnyčios tėvams labai Platonas buvo artimas. Ir jie, Platoną laiko savu. Man atrodo dabar, jeigu nesuklysčiau, Justinas Kankinys yra rašęs, kad Platonas tai mūsiškis. Tai yra tos artimos. Ir tai, kad visa, ką kiti yra pasakę teisingai, yra tiesa, yra, o gal tai ir Klemensas Aleksandrietis, nes ne vienas apie Platoną yra rašęs. Tai tiek aš galiu, Kazimierai, pasakyti. Dabar konkrečiai Jono Evangelijos čia įdomu būtų pabandyti su tais dialogais. Iš tiesų čia daug dialogų yra tarp Jėzaus ir jo kaltintojų, bet yra ir tokių, pavyzdžiui, kaip dialogas 3 skyriuje su Nikodemu, kuris irgi atėjo pas Jėzų, kada? Nakčia. Pasislėpęs, reiškia, kad nepamatytų kiti, nes jis buvo didžiūnas tautos. Tai labai įdomus dialogas ir svarbus teologiškai, o jeigu žiūrėkim,
3 skyriuje yra tautos didžiūnas, tai 4 skyriui dar didesnis, sakyčiau, apimties dialogas su samarietė moterim, kuri yra, atstumtoji. Jis yra samarietė, o žydai su samariečiais nebendrauja, plus moteris, net mokiniai. Jonas rašo, nustebo, kad Jėzus kalbasi su moterim, nekalbant apie tai, kad jinai nebuvo žydė. Ir visgi ten tiek daug yra skiriama dėmesio ir tiek daug mes pasisėmėme teologinių tiesų iš to dialogo. Tai va čia yra tie dialogai su Nikodemu, aukštuomenės, elito atstovų ir pačia žemiausia. Bet įdomu, kad abu jie galiausiai įtiki, nes Nikodemas ateina prie kapo, kai nuimamas Jėzaus kūnas, ateina Juozapas iš Arimatėjos ir Nikodemas, ir Jonas rašo, tas, kuris buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Tai pradedi suprasti, jis galėjo pasakyti, Nikodemas, žydų didžiūnas, mokytojas, nes tie epitetai irgi yra 3 skyriui, bet ne, jis pakartoja kitą tavo detalę. Nikodemas, kuris buvo atėjęs pas Jėzų nakčia, bet jeigu jis ateina prie kapo, akivaizdu, kad, ir padeda iš tiesų palaidoti. Jie dviese palaidoja, pasak būtent Jono, Jėzų didžiūnai. Tai yra tautos didžiūnai. Įtiki, bet ir samarietė bėga į savo kaimą ir sako, eikit pažiūrėti žmogaus, kuris visą papasakojo apie mane, ir tada tie žmonės eina ir jai sako, dabar tikime ne dėl tavo kalbos, mes patys pamatėme ir pažinome, kad jis yra pasaulio gelbėtojas. Ir va čia aš esu kalbėjęs tą, kad mes sakom Jėzus gelbėtojas, pasaulio gelbėtojas, bet visam Naujajame testamente tik tai Jonas užrašė šitą Jėzaus titulą. Jėzus pasaulio gelbėtojas. Ir užrašė jį 2 kartus. Vieną kartą būtent į samariečių lūpas įdėjo. Mes žinom, kad jis yra pasaulio gelbėtojas, o samariečiai tai tie atstumtieji, tie netinkami. Ir kitą kartą laiške paminėtas tas pats terminas. Tai Jonas, pažiūrėkime, kiek jisai, aš atsiprašau, truputį praplečiu dar, kiek jisai, kiek jis aktualus mums šiandien, kiek daug jis turi mus ko pamokyti, nes ir šiandien yra atstumtieji. Pavyzdžiui, bažnyčios atstumtieji, netitinkantis bažnyčios normų, neverti priimti švenčiausio sakramento, atstumtieji. Ar ką Jonas pasakytų? Jonas pasakytų, kad Jėzus su jais bendrauja lygiai taip pat, kaip su tais, kurie yra verti. O galbūt kai kurie verti, tai daro iš rutinos, būdami toli nuo Jėzaus krūtinės, be to artimo ryšio. Kas svarbiau? Tarp kitko, Jonas iš paskutinės vakarienės išbraukia Eucharistiją. Eucharistijos pas Joną nėra. Ji yra kitose evangelijose. Užuominos Eucharistijos yra kur? Jonas perkelia Eucharistiją į kasdienybę, į minią. Tuomet, kai Jėzus padaugino duoną ir jie valgė, jis pradeda kalbėti, kas nevalgo mano kūno ir negeria žmogaus sūnaus kraujo, tas neturi gyvenimo.
Ir tie sako, kiti tie žodžiai, kas gali tokių klausytis, apie ką tu čia kalbi, bet visas veiksmas yra minioj, ten minia, laos, yra tas minios, toks vulgarus kontekstas. Kontekstas yra vulgarus. Ir va ten, reiškia, Jonas perkelia, duonos tą padauginimą, sulaužimą ir ten skamba tie eucharistiniai motyvai, kas vėlgi staiga, jeigu tai priemi, taip kaip parašyta, pradedi supras, kad Jonui ta tikroji eucharistija tai yra pamaitinti alkstantį. Kad kai mes pamaitiname alkstantį, kai mes nepraeinam pro prašalaitį, arba kai mes atstumtajam parodome gailestingumą, mes sudalyvaujame švenčiausiame sakramente dvasiškai. Tai čia yra Jono Evangelija, žinokit, čia jau aš neplanavau to kalbėti, bet esu tai kalbėjęs, tai iš tiesų nepaslaptis, ne aš vienas, bet čia yra tie tokie netikėti galbūt aspektai, kuriuos iki galo nesuprantama. O kas jam svarbu buvo paskutinės vakarienės metu, ko neužrašė kiti evangelistai? Jonas užrašė, kad Jėzus vakarienės metu pakilo nuo stalo, nusėmė viršutinius drabužius, apsijuosė, paėmė dubenį su vandeniu ir pradėjo mokiniams plauti kojas. Petras pasakė, niekada Viešpatie neplausi man kojų. O jis atsakė, jei neplausiu, neturi dalies su manimi. Štai kas Jonui buvo svarbu ir kiti to nemini, o jis ir tada Jėzus sako, jei aš, viešpats, jūs vadinate mane viešpačiu ir mokytoju ir teisingai, nes aš toks esu, bet jeigu aš jums nuploviau kojas, tai ir jūs turite vienas kitam plauti kojas, nes aš parodžiau jums pavyzdį. Va kas Jonui svarbu, ką jis nori parodyti, o laiške jis pasakys, vaikeliai, nemylėkite liežuviu ir žodžiu, bet darbu ir tiesa. Va, kur Jėzaus pavyzdys. Kokių dar turit klausimų? Apie autobiografiją autoriaus. Taip. Joną Holmiškį žinom autobiografiją. Jo, mes apie Joną žinome šiek tiek, nedaug. Žinome tai, ką aš jau pasakiau, jis ilgiausiai gyveno iš apaštalų. Evangeliją parašė paskiausiai, parašytas tekstas greičiausiai 1 amžiaus pabaigoje. Žinome, kad Jonui Jėzus patikėjo savo motinos globą, motiną Mariją, ir jie gyveno Efezo mieste. Ir yra, bažnyčia pastatyta Efezo mieste. Šiandien, kaip tik penktadienį prisiminė, man yra tekę būti Efeze, ten yra Euzebijus Cezarietis mini, kad Efeze buvo 2 kapai Jono apaštalo ir kito Jono. Iš čia kilo ta hipotezė, kad galbūt Evangelija pagal Jono, galbūt ir 2, 3 laiškas yra rašyti to kito Jono, ir taip pat apreiškimas. Aš šiandien nenoriu eiti grinai biblistinę polemiką ir aiškintos dalykus, nors esu kitose vietose tai daręs. Žodžiu, netiek daug žinom, bet tas skirtumas, kad jis nemirė kankinio mirtim, kad jis ilgiausiai gyveno, tas, kad ryšys su Marija yra labai, vėl, čia yra labai plati erdvė paliekama interpretacijoms. Kodėl būtent Jonui patikima ta globa, juk Evangelija kalba ir apie Jėzaus brolius. O visų pirma, giminės
rūpindavosi, turėjo pasirūpinti, broliai. Dabar pagal katalikų dogmatiką tai pusbroliai, tai ne Juozapo ir Marijos vaikai, nors evangelikai, nemažai evangelikų, mano, kad Juozapas ir Marija susilaukė vaikų po Jėzaus. Ortodoksai mano, kad tie broliai tai yra iš tiesų Juozapo sūnus, kad Juozapas buvo 2 kartus vedęs, kad iki Marijos jis turėjo šeimą. Juozapas buvo vyresnis, todėl jo nelieka. Neminimas jo išėjimas, bet belieka viena Marija, nebėra kas jie rūpintųsi. Ir tai va, žiūrėkit, aš parodžiau, katalikai, protestantai ir ortodoksai skirtingai vertina tai. Ir tai žinant, reikia va tą erdvę palikti, nes galiausiai slėpinys, mes iki galo negalim atsakyti. Bet net jeigu tai pusbroliai, nesvarbu, reiškia, jie galėjo pasirūpinti. Jie ne tik galėjo, jie privalėjo pagal žydų papročius pasirūpinti. Tai buvo labai šventi dalykai. O kodėl dabar Jonui patikima Jėzaus motina, motinos globa? Na, labai atsargiai reikia svarstyti. Tai va, mes su žmona svarstom tos dalykus, mes daug apskritai gilinamės į šventąjį raštą, aptariam, atrandam kažką tai. Tai didelis palaiminimas. Ir turim įvairių versijų, žinokit, bet dabar aš gal neįsiu. Tai tiesiog apie Joną tokie. Oi, visi Jėzaus apaštalai buvo žydai, kaip ir pats Jėzus. Jėzus pagal kūną iš Dovydo palikuonių. Ta mes žinome, tai žydai. Tai žydai. Na ir čia galim būtų vėl plėsti, bet atsakymas reiškia, dabar Jėzus atėjo pas savuosius pagal Joną, o savieji jo nepriėmė. Tai vat jis turi omeny žydus. Bet čia pat pasako, tiems, kurie jį priėmė, tikintiems jo vardą, jis davė galią būti Dievo vaikais. Čia žydai, čia yra apaštalai. Pirmoji Jeruzalės bažnyčia, mes skaitome, po Petro pamokslo prisidėjo iš karto per sekminių dieną apie 5000 žydų. Tai vat, reiškia, yra Jeruzalės bažnyčia ir tik 10 skyriui Petras Kornelijaus namuose, aš turiu omeny apaštalų darbus dabar, paskelbė Evangeliją pagonims, kai pradeda atsiversti pagonims ir aišku, apaštalas Paulius yra pagonių apaštalas ir mokytojas. Na, gerai, taip. Galėtumėte pasidalinti viena ar kita rašto vieta jums verčiant Jono Evangeliją, kas galėjo kitaip būti išversta negu senesnėm vertime buvo. Na, pagilino, išplėtė tą rašto vietą. Tai gal kelias rašto vietas ar kažkokį momentą nors vieną. Ką mes praleidom? Gerai. Vat šiandien aš akinių nepasiėmiau, bet tai nieko. Atrasiu. Iš to paties pirmo skyriaus paimkime. Žiūrėk. Kitą dieną Jonas regi pas jį ateinantį Jėzų ir sako, štai Dievo avinėlis, kuris neša pasaulio nuodėmę. Tai va čia yra naujas sprendimas. Neša pasaulio nuodėmę. Kavaliausko ir liturginiuose skaitiniuose bus naikina. Bet aš parašęs nemažą komentarą. Veiksmažodis airo reiškia pakelti. Pakelti ir nunešti iš vienos vietos į kitą. Paimti, pašalinti. Jokio naikinimo nėra, ar ne? Čia yra tos svarbiausios reikšmės.
Be to yra tas Senojo testamento avinėlio aukojimo paschos aprašymas, iš kurio kilo ir įstatymas Mozės, tai yra ritualai aukojant gyvulius, ne tik avinus, bet ir kitus gyvulius. Ir, avinėlis aukotas už tautos nuodėmes. Ir prasmė buvo tokia, kad aukščiausiasis kunigas, arba kartais visi tautos vyresnieji deda rankas ant gyvulio, išpažindami ir taip perdodami jam tautos nuodėmes. Už jas jis papjaunamas. Arba jomis nešinas išvedamas į tyrus dykumoje. Mesijo kaip Dievo avinėlio titulas jau buvo susiformavęs antrosios šventyklos judaizme. Tai yra, porą šimtų amžių iki Kristaus, nors šventykla atstatyta 500 ten kažkur vidury, 6 amžiaus vidury, bet praktiškai tai, sakykime, porą šimtų yra tas jau aktyvus judaizmo, rabiniško judaizmo formavimasis. Taigi, jau buvo susiformavęs, jis buvo paremtas Paschos avinėlio aukojimo, deginamųjų aukų įvairiomis progomis, įvaizdžiais. Taip pat Izaijo pranašystė ir taip toliau. Tai va čia, žiūrėkit, va toks pakeitimas. Ir jis teologiškai svarbus. Geriausia būtų 2 žodžiais versti. Štai Dievo avinėlis, kuris paima ir nuneša tą nuodėmę į tyrus ir sunaikina. Čia dėl ko tas paaiškinimas reikalingas. Ta prasme, ne tai, kad jis sunaikina, bet tokiu būdu jis prisijama nuodėmę. Nes Paulius, sakykime, rašo, tą, kuris nepažino nuodėmės, Dievas padarė nuodėmę dėl mūsų. Reiškia, Jėzus sugeria mūsų nuodėmę į save. Jis yra tas Dievo avinėlis. Ir tas airo šiuo atveju, niekaip. Dar, reiškia, aš pradžioj svarsčiau dar šalina. Avinėlis šalina, bet, nelabai gražus žodis. Šalina, pašalina. Reiškia, tai tokiu būdu atsiranda tokių naujų niuansų, kurie leidžia naujai pažvelgti, o komentaras dar giliau. Toks pirmas būtų, galėčiau ir daugiau, bet gal užteks ir vieno. Taip. O kaip jūs tada apsverčiate šitą epizodą, kur Jonas priglūdęs? Taip. Ar jūs verčiate vis jau glėby? Ne, taip kaip skaičiau. Priglūdęs prie krūtinės, taip. Ir dabar dar klausimas, jūs sakot, vertimai pasensta. Taip. Aš suprantu taip, pavyzdžiui, kad kažkada buvo verčiama ten Dievo tarnaitė, apie moterį Dievo tarnaitę. Rusai turi dar? Raba Božja, taip. Dabar jau šitų yra atsisakoma, kaip nors terminų kitais verčiama. Buvo didelė diskusija, labai didelė. Ir kadangi tai yra Lietuvos Biblijos draugijos projektas, o Biblijos draugijoje yra atstovai iš katalikų bažnyčios, vyskupas Ivanauskas, dar kiti katalikų atstovai iš vyskupų konferencijos, bet taip pat liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, ortodoksai, reiškia, ne Maskvos patriarchato dabar jau, tai kiti reformatai ir kiti, bet todėl, čia buvo labai didelės diskusijos, nes pirmame, reiškia, dabar atsiversiu laišką romiečiams ir pasižiūrėsiu iš Pauliaus. Pirmame leidime aš verčiau Paulius Kristaus Jėzaus vergas. Bet antrame leidime mes jau skaitome Jėzaus Kristaus tarnas.
Tai va, ir būtent dėl Marijos, nes mes būtume nenuoseklus. Jeigu išverstume Mariją viešpaties tarnaitė, o Paulius jau viešpaties vergas. O pavartotas tas pats žodis dulos, Marijos atveju dulė. Tai čia gaunasi nebenuoseklu. Todėl visgi, įskaitant tai, kad tai yra kas? Visgi perkeltinė prasme, bet tai jo, dar stipriau vergas. Užtat tą reikia žinoti. Ir mes bijom to žodžio vergas, vergė, nes tai yra juodukų, juodaodžių iš Afrikos atvežtų įsivaizdavimas apie vergystę. Ten kitokia vergystė buvo ir vėl mums reikia suprasti, kad tai ten būdavo ir draugai tie vergai šeimos, ir paleidžiami į laisvę, todėl Romos imperijoje buvo tie atleistiniai, reiškia, ir taip toliau. Tai bet geras klausimas, ačiū. Ir vertime ten, kur yra vergas nesusijęs su Evangelijos tarnystė, dvasinė tarnystė, ten vergas verčiam dulos, bet ten, kur yra numanoma ta dvasinė tarnystė, tarnaitė. Ten kažką norėjot klausti, ar pamiršot jau klausimą? Žiūrėjau filmą, ar ne, ir tenai yra prasideda taip, kad Jonas sako, aš parašiau Evangeliją, bet nežinau pradžios. Ar jūs galvojate, bent jau kunigai taip sako, kad pradžios knyga parašyta yra paskutinė, ar jūs galvojate, kad šitos Evangelijos prologas, ten, kur yra pati esmė, visi žodžiai, ir labai stipru, kad žodis buvo Dievas ir visa kita parašyta paskiausiai ir jinai atspindi viską, kas buvo, kas rašoma paskui. Mes šito nesužinosim, mes galim svarstyti. Ar ne, labai dažnai rašantys žmonės parašo tekstą, o po to parašo įžangą. Būna taip. Aš pats disertaciją rašiau. Aš žinau, kad kartais tada tau reiškia, tu turi visgi tą susumuoti, sutraukti. Galbūt tai buvo, o galbūt, kitaip. Tai čia, kaip pasakyti, nieks nežino. Atsakymas toks. Todėl ar kunigas šnekės, ar teologijos daktaras šnekės, tai yra tik spėliojimai, tik svarstymai, nes niekas Jono darbo neaprašė. Ir mes, nežinom. Pavyzdžiui, čia ta tema, aš galiu kitą dalyką pasakyti, ne apie pradžią, apie pabaigą. Yra svarstoma, labai diskutuojama apie 21 Jono Evangelijos skyrių, kuris staiga, nes 20 baigėsi, jeigu atsiverst 20 skyrių, ar turit laiko, ar nereikia eiti detalės? Reiškia, 20 skyriaus pabaigoje skaitom, savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daug kitų ženklų, kurie nėra aprašyti šioje knygoje. O šitie aprašyti, idant tikėtumėte, kad Jėzus yra Kristus, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte jo vardu gyvenimą. Atrodo pabaiga, reiškia, aš jums parašiau, Jėzus padarė daugiau, bet, esmė tikėti. Tačiau 21 skyrius prasideda, po to Jėzus vėl pasirodė. Tai svarstoma, kad 21 skyrius vėliau buvo pridurtas, reiškia, ir galbūt netgi kito autoriaus, nes ten yra svarbi, reiškia, būtent Petro, reiškia, mirties užuomina apie Petro mirtį ir apie Jono pasilikimą. Tai bet visai nebūtinai. Daugiau, biblistai svarsto, sakyčiau, apie pabaigą, nei apie pradžią, nes, pradžia visgi labai natūraliai. O filme, kūrėjai, menininkai, jie fantazuoja. Jie labai daug fantazuoja ir ten užtikra visko neišeina priimti. Apie tą prologą nežinau, kada kas rašyta, bet tiesiog man teko tokį referatą rašyti savo studijų metu. Pirmiausia, kad Jonas, kai gyveno Efeze, ar net ten Mažoji Azija, buvo aplinkui daug tų tokių
vadinamų gnostikų, kur įvairių ten kultų, bet reiškia pagrindinis jų bruožas ir šiais laikais galima sakyti, kad tikinčių New Age srityje yra, kad pažinimas, kažkoks slaptas pažinimas. Gnosis. Tada tu gali būti išgelbėtas. Ir man teko skaityti tekstą, reiškia, jis, aišku, buvo išverstas anglų kalba, bet kuris anot autorius buvo ankstesnis už Jėzaus prologą, kurio beveik pažodžiu. Už Jono. Dėtų žodis parašyta gnosis, pažinimas. Pradžioje buvo pažinimas, tas pažinimas buvo pas Dievą ir pažinimas buvo Dievas. Tai, kad Jonas viena vertus, reiškia, rašydamas Evangeliją atsiliepia į tą kontekstą, bet kita vertus taip pat, nes neskaičiau knygą, padovanau Šalom bendruomenės vienai Agnė, nepadovanau, paskolinau. Tai Jėzus taip pat, reiškia, Jono Evangelija buvo atsakymas taip pat ir žydams, kurie po šventyklos sugriovimo, po to susitikę Jamnijoje, jie dar grįžčiau apsibrėžė savo tikėjimą, savo toros laikymus ir dar daugiau tų nuomų įsivedė. Ir Jono Evangelija buvo irgi kaip atsakymas į tą, netgi tuo remiantis, reiškia, datuojama tą Evangeliją, kad būtent po to Jamnijos to susitikimo žydų. Tai toks papildymas tik. Taip. Ačiū iš tiesų. Dabar apie patį, aš pagalvojau, ten reiškia, tas apokrifinis tekstas keičia logos, žodis logos į gnosis, nes gnosis yra pažinimas, bet apie patį logos, iš kur jis ateina į Jono žodyną. Tai jūs galite pasiskaityti pirmame komentare, man atrodo, ar pirmame, ar antrame, bet pirmos eilutės komentare čia, reiškia, yra, reiškia, pasvarstyta ir parodyta, kaip biblistai pateikia kokius atsakymus. Dabar galbūt neįsim, nes vėl tai labai gilu, nes pati savoka logos, jinai labai žinoma. Reiškia, filosofijoje, pavyzdžiui, Filonas, reiškia, jį vartoja logos iki Kristaus, nors Filonas yra čia yra pirmo amžiaus judėjų filosofas, rašęs graikams ir rašęs Aleksandrijoje būti. Tyrėjams įdomu, o iš kur, kodėl, nes niekas iki Jono taip nekalbėjo apie Dievo sūnų kaip žodį, tai kodėl jis taip nusprendė. Bet, sakau, į visas gelmes gal nenerkim, nes bus per sudėtinga, bet ačiū, kad papildėjai. Aš tada norėčiau vėl grįžti trumpam prie po kryžių, po Jėzaus kryžių, kur vadinama Jesperė ir mylimasis apaštalas Jonas ir beveik paskutiniai Jėzaus žodžiai, kur Marija patikė Jonui, o Joną motiną Mariją. Ir dažnai mes sakome, kad mes esame tas mokinys, labai dažnai savo ir girdime tą patį iš mūsų kunigų, bet aš noriu paklausyti tą mintį. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Taip. Tai irgi, kai ta Evangelija buvo rašoma, tai aš nekartais irgi girdėjus, kad jinai alsuoja ir Marija. Labai, tiesiog nekartais tą išgirdusi, kaip ta mintis, nes jisai praleido nemažą dalį su Marija. Ir aš tiesiog, man labai tokia priimtina mintis, kad už tos alsuoja Marija, Dievo motina. Toje Evangelijoje. Taip. Aš iš dalies pritarčiau tam. Visų pirma, mes turime antrą skyrių. Antros skyriaus pradžia tai yra vestuvės Galilėjos Kanoje. Ir ten Marija minima. Iš tiesų, Evangelijoje jinai nėra minima daugiau, o būtent pradžioj, tai yra Galilėjos Kanoje vestuvės ir pabaigoj prie kryžiaus. Reiškia, taigi tai, kad alsuoja Marija, mes galėtume pasakyti, jeigu mes turėtume Marijos tekstus ir palyginti. Ne? Nes mes tai nežinom. Tų tekstų nėra Marijos autentiškų. Todėl čia
čia jau, reiškia, čia aš sakyčiau, kad, čia spekuliuojama, kad, kad Jono Evangelija alsuoja Mariją. Bet, reiškia, aš pasakyčiau švelniau, kadangi tikrai remiantis tiek Jono Evangelija, tiek bažnyčios tėvų liudimais, mes patvirtinam, kad Marija ir Jonas gyveno Efezo mieste, nors čia Jeruzalė, reiškia vėl mes, reiškia ten į Efezas, reiškia visa istorija būtų labai įdomu, bet mes nežinom tų detalių. Bet kadangi jie aišku, Jonas girdėjo Marijos liudimus, pasakojimus. Bet, pavyzdžiui, apie Jėzaus vaikystę įdomu buvo Lukui, o Jonui ne. Tai kur kas daugiau, aš netgi sakyčiau, Lukas mums, panašu, kad iš Marijos ar iš Juozapo lūpų surinko liudimus, nes jis pasakoja apie tai. Tai, pavyzdžiui, aš sakyčiau taip, kad Lukas kur kas labiau, nes jis pasakoja apie vaikystę. O kas ten apie vaikystę? Apaštalų nebuvo dar. Kas galėjo papasakot? Tai aišku, kad tėvai. Bet čia Lukas užrašė, čia ne Jonas. Bet Jonas nusprendė užrašyti vestuvių, stebuklą vestuvėse įvykusi, kur Marija prašo Jėzaus imtis ir nepadaryti gėdos šeimininkui, nes pritrūko vyno. Ir tada, reiškia, taip. Tai aš iš tiesų mąsčiau apie tai ir skaičiau ir supratau taip, kad Marija tose vestuvėse greičiausiai buvo atsakinga už virtuvę. Jinai buvo pagrindinė virvirėja, sakykime. Tos šventės, vestuvių pokylio rūpinosi maistu ir todėl, kai jau tas vynas baigėsi, dar labai tais laikais kelt vestuves reiškia, paprastai artimiausi dalyvavo. Ten buvo kažkokio tai giminystės ryšio tarp jaunikio ir dabar didžiausia gėda, kai baigėsi per vestuves vynas, Izraelyje egzistavo garbės ir gėdos nerašytas kodeksas, tai yra viskas, reiškia, tu iškėlei vestuvės, baigėsi vynas, tai yra tokia gėda užsitraukiai prieš visą kaimą ir ilgiems metams. Ir va čia, reiškia, Marija, kadangi jinai irgi ten labai giliai yra tose vestuvėse atsakinga, jinai sako, daryk ką nors, reiškia, ateina pas Jėzų. Jie pritrūko vyno, į ką Jėzus atsako, moterie, netėjo mano valanda dar. Ir čia biblistai labai svarsto, šitas moterie skamba kelis kartus, moterie. Ir, Ratzingeris yra rašęs apie tai. Ir ne tik, čia daug kas, nes vėl moterie yra toks grubus, tai nėra toks mama, ar ten dar kažkokia. Moterie tarsi Jėzus priešingai nuo jos atsitolina su tuo kreipiniu. Žodžiu, įvairių svarstymų yra. Nėra taip paprasta tuos dalykus įkasti. Taip tradicijoje vėliau susiformuoja, bet čia jau vėlesniais amžiais, kur kas vėlesniais amžiais. Bet visgi, kodėl aš pritariu jums? Kad tas, Marijos, kai jinai sako tarnams tada, ar vergams, būtent, kad darykite, kaip jis jums pasakys. Reiškia, tas Marijos ten dalyvavimas toks, Jonui yra svarbus. Apskritai labai daug epizodų kitose evangelijose nerandam. O šitą Marijos vestuvėse epizodas yra labai ryškus, jis svarbus, tai pirmasis Jėzaus stebuklas reiškia. Ir tada
kryžiaus Marija ir va tas vėlgi Jonui patikėjimas jos globos, ją rūpintis, nes jinai yra našlė, yra toks, galim susijęti ir labai panašu, kad apie Kaną papasakojo pati Marija ir aišku daugiau, bet visa kita, va tiek mes galim pasakyti, ar ne? Bet turint minty, kad Marija buvo malonės pilnoji, ar ne? Taip. Angelo pasveikinimas malonės pilnoji. Tai reiškia, jinai irgi buvo šiek tiek daugiau negu tas, ką kitos sinoptinės evangelijos, ar ne? Tai jinai galbūt jos dėka ir ta Jono evangelija irgi yra ta pakelta į aukštesnį lygį. Jo, bet čia jau, žinokit, truputį yra šuolis. Biblistai neleidžia savo tokių šuolių. Nes jeigu mes kalbam apie Jono raštus, mes kalbam apie Jono raštus. Dabar jeigu mes kalbam apie Luką ir tą Magnificat, mes jau, turim įšokti Luko mintį, į Luko žodyną, į tai, kas Lukui svarbu ir panašiai, o ne tai, kad dabar Lukas pasišnekėjo su Jonu ar šitas. Tas angelo pasveikinimas, bet to labai skirtingai gali būti traktuojamas ir buvo verčiamas. Todėl, bet pats šuolis, pavyzdžiui, kad iš jo mes gavome malonę po malonės, o angelas su Marija pasisveikina, Marija, malonės pilna, nors graikiškai galima tiesiog išversti maloni Marija. Arba brangi Marija. O Martynas Liuteris, žinot, jisai rašė apie šitą vietą. Jisai rašė taip, sako, jisgi vertė Naujojo testamentą ir garsusis jo vertimas. Jis sako, aš šiaip negalėjau sau leisti, bet aš tai manau, kad tiksliausia būtų tą išversti. Čia lotyniškas gracija plena yra, bet jisai rašė, tiksliausia būtų išversti Marija, mylimoji. Tai čia aš tik tai apie tai, kad truputį šuolis yra per didelis, kad taip mes susietume. Laikas mums tikriausiai eina į pabaigą. Dar kas turit labai svarbų klausimą? Dievas atneša, atneša įstatymą, kaip malonę ir tiesą. Tai čia, kur tą malonę galime įvardinti ir Dievo Marija šitą girdi žodį malonės pilnuoji, kad mes gaunam ta malonės patį žodį. Labai geras klausimas. Labai geras. Va čia Jono, aš pasistengsiu trumpai ir mes galėsim baigti šito. Paprastai Paulius yra vadinamas malonės apaštalu. Jeigu Jonas yra vadinamas meilės apaštalu, Paulius yra vadinamas malonės. Nes Paulius mums atveria iš visų autorių Naujojo testamento aiškiausiai, kas yra Dievo malonė. Ir kuo Dievo malonė yra priešinga Mozės įstatymui. Bet šitoje vietoje būtent Jonas ir Paulius suartėja ir mes turim vieną bendrą pamatą. Tarp kitko, šitos dvi knygos, tai yra Jono raštai ir Pauliaus laiškai, yra Naujojo testamento teologijos pamatai. Jie sudėjo. Visa kita yra priedas. Ant šitų dviejų stulpų laikosi Naujojo testamento teologija. Tai iš Pauliaus, bet ir iš dalies ir iš Jono tas prieštaravimas tarp Mozės įstatymo, reiškia, yra ir malonės yra toks, kad jis ir aišku Augustinas iš
Hipono, šventasis Augustinas vėl permastė Paulių ir tą dar labai jam pavyko gražiai pasakyti, kad reiškia tai, ko reikalauja įstatymas, tai duoda malonė. Nes įstatymas gali reikalauti, bet nedaryk to, daryk tai. Nedaryk to, daryk tai. Bet jėgų jis neduoda malonės. O malonė yra jau jėga. Daryti tai, ko reikalauja įstatymas. Va, kodėl malonė pranoksta įstatymą, nes, reiškia, įstatymas, Paulius sako, taip, jis šventas, jis teisingas, bet taip jau nutinka, kad įsakymai įstatyme, kurie yra skirti atnešti gyvenimą, suveikia priešingai ir atneša mirtį. Ir sako, kažkada aš gyvenau, bet tada atėjo įsakymas ir įsakymas mane numarino. Aš nebūčiau žinojęs, geismo, nebūčiau pažinęs, jeigu įstatymas nebūtų sakęs negeisk. Bet kadangi įstatymas pasakė negeisk, manyje jis pažadino geismą. Manyje jis nuodėmę pažadino. O ten, kur nėra įsakymo, ten nėra ir nuodėmės. Čia Paulius tai paaiškina. Tai va kur įstatymo ribos, reiškia ir netgi blogis. O kadangi judaizmas tuo metu rėmėsi tais įstatymais, jie turi tik tą, Mozės įstatymą. Aišku, ir pranašų žodžius, vėl mes neturim dabar laiko labai, aš tik stengiuosi esmę perduoti. Reiškia, tas įstatymas yra prieš pastatomas maloniai ir dvasiai. Reiškia, ir štat sako Paulius kitoje vietoje, kad įstatymo raidė žudo, o dvasia teikia gyvenimą. Ir tą patį Jonas sako, kūnas neturi jokios naudos, o dvasia teikia gyvenimą. Leiskit, o jūs nemanau, čia prieštaravimai. Žydai, kurie vadovavosi įstatymu, kiek tūkstančių metų jie gainiojami, žudomi, persekiojami, išsilaikė. Krikščionybė palyginus su judaizmu tik tai 2020 metai. Bet jau jinai, atleiskit, bent jau šiom dienom mes matom labai silpna. Galbūt malonė yra svarbi, bet tautai, žmonijai, galbūt įstatymas reikalingesnis, atsiprašau. Jo, įstatymas reikalingas. Įstatymai atlieka savo funkciją, bet žiūrėkit, amžinas gyvenimas, apie kurį Jonas ir rašė, apie kurį mes ir kalbėjom, neateina per įstatymus. Amžinasis gyvenimas ateina per malonę, kurią atnešė pilnas malonės ir tiesos Jėzus Kristus. Ir ačiū Dievui už tai, kad jis pasiuntė jį mums ir per tikėjimą, tikėdami jį, mes galime turėti amžiną gyvenimą. Ačiū Jums už Jūsų klausimus, už Jūsų interesą. Tai labai buvo miela ir čia reikia dėja baigti. Savo gyvenimą nešu prie kryžiaus.